Bronzos verti kadrai iš Turkijos, ko niekada neišvystų krepšinio gerbėjai, jei ne šie asmeninio dienoraščio vaizdai. Kas liko nepasakyta apie lietuvių pergalės Turkijoje šį vakarą iš pirmų lūpų. Patys krepšininkai rungtynėse atiduodavę paskutinės jėgas, laisvalaikį leisdavo įvairiai. Ilsėjosi kambariuose, kompiuteriu bendravo su artimaisiais, o štai komandos kapitonas Robertas Jeftokas su Tomu Delininkaičiu vyriškai galinėjosi prie teniso stalo. Kartais jaudulys po pergalės būdavo toks didelis, kad vyrai iki paryčių negalėdavo užmigti. Štai pavyzdžiui, po rungtynių su Argentinos rinktinė 2:30 nakties Simas Jasaitis dar leido laiką procedūrų kambaryje ir siuntė linkėjimus savo gerbėjams. Šnaiperis. Visiems linkėjimų. O štai Mantas Kalnietis ir Martynas Pocius emocionaliai stebėjo per Turkijos televiziją kartojimus gražiausius rungtynių momentus. Nepataikiau iš tos galvos. Bet žinok, netoli buvo. Beveik gerai. Simai, tavo dėjimas labai gražus buvo. Kaip ir tu, taip ir tavo dėjimas labai gražus. Ačiū, Arėdė. Dėjimas gražiausias. Sakau, tau dėjimas gražiausias. Jūsų ką tik matyti kadrai išties unikalūs. Kruopščiai savo asmeninį gyvenimą nuo pašalinių akių saugantys krepšininkai per patranko šūvį neprisileidžia artin žurnalistų. Tačiau žmogumi, kuris filmavo šiuos kadrus, jie pasitikė besąlygiškai ir šio pasitikėjimo jis niekuomet nenuvylė. Susipažinkite. Fotografas ir profilio krepšinio širdis įkūrėjas Tomas Tumalovičius jau 4 metus yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės metraštininkas. Jis ne tik seka kiekvieną sportininkų žingsnį rinktinėje, bet ir draugauja su jais asmeniškai. Susirašinėja, bendrauja, aplanko sezono metu, kur jie bežaistų – Rusijoje, Ispanijoje, Amerikoje ar Italijoje. Būtent prieš Tomo kamerą krepšininkai nebijo pasirodyti paprasti, žmogiški, linksmi ar pavargę, tokie kokie yra iš tikrųjų. Galbūt aš šiek tiek papiknaudžiauju tais bičiuliškais santykiais, bet aš tikrai turiu daug labai medžiagos tokios, kur būtų bomba, bet per tiek metų liktai viskas sekasi suderinti tą, parodyti kažkiek užkulisių ir labai jau privačius dalykus išsaugoti. Tomo įamžinti užkulisiai išties stulbinantys. Pro jo fotoobjektyvą nepraslysta nė viena smulkmena iš krepšininkų gyvenimo. Visos jos jau po 2 savaičių pasirodys didžiuliame albume, pasakojančiame apie bronzinį tautos didvyrių triumfą. O kas dar įsiminė iš tų momentų? Būna į treniruotę, Simas buvo atvažiavęs, atsivežė į treniruotę ir tikrai svarbi treniruotė, aš nepamenu prieš kokias varžybas, ar tik ne prieš Argentiną gal. Ir man Simas 2 kairius kėdus atsivežė. Tai tada rinktinės administratorius Žydrūnas šoka į taksą, lekia. Treneriui aišku nesako apie tai, kad ten nebūtų jokių ten įtampų, ten jokių. Ir būna tų dalykėlių visokių. Aidas masažuoja Tomą Delininkaitį. Tadas, jisai guli ant masažinio stalo prieš treniruotę ir Tadas suriša jam batraiščius. Ir Robertas, Mantas, visi sėdi laukia, o aš filmuoju, kas čia bus. Tomas taip atsikelia, baigia jį masažuoti ir visi žiūri. Ir jisai, nu ką? Ir taip jau keliasi ir eina ir užstringa koja. Ir visi lūžta, tada jį ten pribėga, apkabina, ten juokiasi visą. Jei ne Tomas, mes niekuomet nepamatytume, kaip draugiškai Linas Kleiza bendravo su masažuotoju Aidu Buzeliu. Šie sveikinimai taip pat nepasiektų adresato. Man tai sveikinu tave su gimtadieniu. Pagaliau tapai vyru. Pats Mantas Kalnietis taip ir nebūtų atskleidęs savo muzikinio talento. Ašmenų aušra žėrėdavome, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgę lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų.
o Tomas Delininkaitis lyriškosios savo pusės. Gabalėlį dangaus. Neapsigaukite, pasaulio čempionatas nebuvo vien linksmybės ir pokštai. Tokių laisvų valandėlių kaip šios buvo vos kelios. Jau visai netrukus vyrai turėjo susidėti daiktus ir keliauti į Stambulą, kur vyko atkrintamosios varžybos. Prabangus viešbutis, puikus vaizdai pro langą, didžiulis maisto ir net desertų pasirinkimas. Bet mėgautis nėra kada. Laukia kovos dėl medalių. Tačiau norint pasiekti pergalę, nepakanka vien lieti prakaitą. Nemažiau svarbi ir taktika. O apie mūsų komandos vedlio Kęstučio Kemzūros metodus tarp krepšinio sirgalių jau sklando legendos. Atsakykit vieną dalyką. Nesvarbu, kiek teisėjų užrašus, nesvarbu, nes žemės drebėjimas bus, mes turim pasiryžę laimėti bet kokiu atveju. Niekas negali įtakoti, niekas negali sustabdyti mūsų minčių pirmiausiai, apie tai, ko mūsų mes siekiam ir mūsų veiksmų. Todėl, kad aš specialiai negali išyčia, mes turim būti susikoncentravę, sušiūrė, nesušiūrė, žaidžiam toliau, mes turim surasti kelių. Mes turim surasti kelių. Tačiau ugningos trenerio kalbos dar ne viskas. Buvo dar vienas slaptas Kęstučio Kemzūros ginklas, nuo kurio ne tik krepšininkams, bet ir visiems, kurie dalyvavo pasitarimuose, oda bėgdavo šiurpuliai. Štai šias ištraukas iš filmo 300, pasakojančio apie Saujelę Spartos didvyrių iki mirties pasipriešinusių milžiniškai persų kariuomeniai, Lietuvos krepšininkai žiūrėjo prieš dvikovą su Argentina. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields boys. Remember this day, man. For it will be yours for all time. Rezultatas stulbinantis. 8 nepaprastos pergalės ir bronzos medaliai. Beje, apdovanojimų metu mūsų krepšininkai visi kaip vienas plevėsavo lietuviškomis trispalvėmis. Jis visada šalia krepšinio didžiavyrių. Kai reikia pagalbos, patarimo ar tiesiog pritarančio balso prie baseino traukiant lietuviškas dainas. Jie labiausiai pasiilgsta, aišku, draugų, artimųjų, bet gal labai maisto pasiilgsta. Pavyzdžiui, mes Turkijoje turėdavom visą laiką lietuviškų lašinukų. Tomis savaitėmis visų tikslas buvo vienas. Džiaugiuosi, aišku, kad myli. O taip, talismaną, aš čia nežinau kodėl. Gal kad vis tiek sujungi daugiau trenerių su krepšininkais. Šį kartą emocijų negali suvaldyti net santūrusis rinktinės vedlys Kęstutis Kemzūra, kurį su didžiuliu laimėjimu sveikino ir Amerikos rinktinės vyriausiasis treneris. Po rungtynių Lietuvos sirgaliai užgulė barus, o visi rinktinės nariai su artimaisiais Antano Guogos kvietimu šventė viename prabangiausių Stambulo restoranų. O tuomet, žinoma, laukė kelionė namo. Autobuse Mantas Kalnietis pademonstravo savo sėkmės talismaną, suplyšusi sportinį batą, kurį teko keisti paskutinių rungtynių su serbais įkarštyje. Čia yra sėkmė. Lėktuve didžiavyriams teko šiek tiek paplušėti. O jau po kelių valandų visų laukė susitikimas Rotušės aikštėje su tūkstančiais iš proto einančių sirgalių. Bet visą tai jūs jau matėte.